Sveiki, draugai, bičiuliai. Čia yra Iron Vytas, o čia yra Edgaras AK Sponge. Ir šiandien mes keliausime į Berlyną. Šiandien yra penktadienis, jau be 17 vakaro. Paroda kada yra? Rytoj. Šiandien jau prasideda. Bet sekmadienį būsim. Ir šiandien toksai video turbūt pasidalinsim taip pat ir Iron Quest, ir Facebook'e, ir dar kur nors. Žodžiu, bus sportininkų sveikas čitmylas. Aš aišku juokauju, kad bus sveikas, bet parodysim visą brūdą, kokį galima suvalgyti per kelionę. Visą brūdą mes įrodysim. Taip kad pradedam kelionę nuo Vilniuje pakeliui esančio Hesburgerio. Jau man seilė bėga, einam pažiūrėsim, ką mes ten rasim. Sakyt, negalima. Pagaliau. Dar laukti? Čia kaip pasmokė. Mokotės, gerai pasimokėte. Jūs sprendžiat kažką? Prašau. Mokslo šaknis karčios, bet vaisių nėra. Nu tai va, man megos kompleksą tada duonkės. Nesvarbu. Ir kartu? Aš aštraus mėsainio kompleksą. Su kola. Taip. Čia. Vietai. Čia iš šito va po to burgerius davė. Kelionė reikia pasistiprinti. Pakomentuok, prašau, kokį čia sveiką maistą? Aš pasiėmiau aštraus burgerio kompleksą. Tai pasižiūrėsim, kaip atrodo mano mėsainis. Nors tu vieną ranką. Nors irgi išpakuosiu. Matai, yra danelė. Sau, tai čia... Atidarai daug kopūstų. Kopūstai, tai čia daržovės. Jo. Aha. Ir kreivai užtepliuotas toks padažiukas. Bet čia sveikia šiek bandelė, tokia kečupas tai vietoj pomidoro, ne? Čia tipo, kam daržovės valgyti? Čia tas pats, kas pomidoras. Supratau. Sveikia. Nu, aš pažiūrėsiu, Tu dabar parodai, ką tu turi. Pas man yra neįtin išvaizdus burgeris, bet aš kadangi esu sportininkas, man reikia dvigubą mėsos, vėl matosi, yra toksai bandelis. Tada yra jautienos kepsniukas, kur ganėtinai sausai atrodo, vienas. Tu galvoji, jisai iš natūralios jautienos, ne? 100% iš natūralios, žiauriai geras ir va čia dar... O, čia toksai. Daržovė majonezo.
Ir jis taip išvaizdžiai atrodo, taip išvaizdžiai atrodantis burgeris. Nu, bet čia Lietuvoje pažiūrėsim, kas bus Vokietijai. Bet mūsų cheat meal trip prasideda lygiai 3 dienos. Penktadienis, šeštadienis, sekmadienis, gal net pirmadienis. Mes ėsim tokį šūdą, čytinsim ir pasidalinsim šilmis. Tai žodžiu, čia yra angliavandenių bomba nuo bulkos. Baltymų čia yra žiauriai mažai, nes ten tas kotletukas kokį 100, 2 kotletukai 100 gramų sveria, tai čia irgi mažai, nu ir daug tauka. Taigi, ir sveikatą, aišku, kolą geriam ne zero, paprastą cukrus. Žodžiu, kol kas iš Lietuvos, Žasburger, Lietuva, aptarnavimas kol kas visiškai džiugis, važiuojam į Europą. Davai. Nu va, tokie pas mus prikolai. Kad mes privažiavom tokį vat... Tokie... Čia matosi? Čia... Va. Čia yra mašinytė. Čia Vytas sakė, perims vairą, sakė, Esmė kokia yra? Esmė tokia, kad kiekviena kelionė turi turėti nuotykį. Tai kaip ir dabar. Privalgėm Hesburgerį, kur žiauriai buvo ilgai eilė. Ne eilė, o tiesiog flegmiškai aptarnavo mus mokinė. Tada važiuojam ir ženklas yra kažkoks nejieščinukai Lietuvoje yra apvalus baltas, nors galvojau, gal važiuoti, nu, negalima, bet tipo pokoje pačiam. Bet tik pagalvojai, tipo. Na, tiek, jo. Bet esmė čia tokia, kad čia. Kad tokia, vat, tokia, ne? Bekelė prašyti. Tokia... Čia net ne bekelio, čia... Čia dar iki bekelės, man atrodo, dar toli. Žodžiu, nelabai smagi situacija. Bet bandom taisyti, ne? Čia Ispanija. Kurva jestam Polšė. Ne, iš tikrųjų tęsim savo kelionę ir esam Lenkijoje. Ir vėlgi antras čitmylas, prieš tai Lietuvoje valgiam čitmylą Hesburgerį, o dabar eisim pas ponę Liudą. Todėl, kad naktis nėra pas ką labiau valgyti. Einam rasim, va čia yra kažkokiu tai maistu. Nežinau. Tai čia tokia krautuvė, ne? Kiekį džiazį. Kokį nori džiazį. Ar palauk, ar čia alkoholis? Ne. Čia žiūrėk, vienas yra. Čia tokie prabangus, ne? Prašmat. Ne, nu kur čia? Zero, ne? Tu imi kodėl tu zero imi? O ką žinai? Dėl kad be cukraus gal? Bet ne, mes šiandien jo, čia be cukrus. A. Tai šiandien čytinam, tai nereikia mums. Tai tada atvirkščiai, nereikia. Ne, čytinam šiandien. Varom su cukru. O, žiūrėk, mokytas. Mojito. Nori prisiminti jaunystę, ne? Va, 11 cukraus. Nu tai ima. Nu, davai, aš tada šitą paimsiu. Jie. Ir. Bandelių? Nu, kažkokius. Ar paštėtų.
čytinti. Man atrodo, reikės degaliniai čytinti. Ne, tai užčytinam čia degalinį. Čia. Kaip tai toks čytinė? Susta. Nežinau. Ką tu nori? Nu, aš tai iš čia, žinok. Taip, gal kokį šokoladuką aš paimsiu. Ar tu nori tipo kaip buterbrodą kažkokį? Nu, bet čia tokio nėra. Čytinį prisėmėm. Tų batonėlių vitamininių. Nu, bet čia nelabai, ne, čitmilas, batonėliai. Einam ten suvarom. Kai kalba užeina apie čitmilus, tai reikia kažkur jas ir taip suvalgyti, ne, tokioj Jo. lokacijoj tokioj. Bent jau paragau. Kur, Nežinau. tarkim, raudona šviesa. Jo. Tai pradžiai pirmo paragau. O šį vitamin. Nu, čia mūsų sukundė, kad vitaminų užrašyta. Mielu. Nieko? Čia mano, čia Bičiuliu, ačiū. tavo mojito. Mano mojito. Blemba, mojitos kažkoks parašė. Mėtinis. O, driftuoja. Nu, tai žodžiu. Čitmilui specialiai rinkome su cukrum. Kaip matėt, buvo pasirinkimas be cukrus. O mes jeigu čitinam, ėjom su cukrum. Bandelių nelabai norėjom imti, kad neapsinuotų. Bet čia irgi pakanka cukrus, kad yra jisai atrodo tipo sveikas. Iš tikrųjų čia yra cukraus pridėta. Tada natsai. Vėlgi. Čia yra batonėlis su riešutais. Kad faktas daug angliavandenių. Prastau. Kiek čia yra 3-5 gramų. Kalorijų neskaičiuojam, svarbu daug. O šitą? Ten buvo starteriai, čia jau patiekalas, ne? Jo. Ten buvo apšilimas. O štai čipsai. Palieka, paliau. Štai lenkiški prisvilę čipsai. Daugiau. Mūsų čitmilos numeris 2 baigėsi, bet pažiūrim, ar iš formos išeidinėja labai greit. Nu, tai neatrodo, ne? Normaliai. Dar laivai. Ne. Krūtinį irgi gal biškai. Yra. Nu, tai va, tas čitmilas kol kas nepaždengė. Žiūrėsim, kaip bus vėliau. O dabar, hebra, į sveikatą. Susitiksim trečiam čitmilę. Davai, Niga. Taigi, dabar yra 2:30 nakties Varšuvoj ir reikia trečią čitmilą. Tai va dabar galvoju, kokį čia dabar atsigėrimą pasirinkti. Įvairovė visokių gėrimukų lenkiškų. Nu, čia tai nieko, mane labiausiai džiugina, žinai, kad. Energėti. Visokie, pavyzdžiui, jeigu nori būti kaip briuslekas, ane? Aš jo. Gali pirpuslyje tik tai 3,5 zlotų. Tai čia 1 euras gavo. Dabar nežinau, bet aš norėjau paimti kažkokį vitaminį, bet kadangi mes šiandien čytinam, tai mums reikia kažkokį čytinimą. Šokį buvo čia dar kažkokį. Gerai. Reikia gal aš
kažkoks tai. Nu čia atrodo neįtin. Įmam šitą? Nu davai. Nu cheat mealui tiks, ne? Nu spalva tai tikrai tokia cheatin. Tai ką, vieną šitą, o kokį kitą? Šitas va gal kaip analizai. Nu jo. Davai, nu va, bus vienas cheminis, kitas analizai. Gerai, einam su maštaku. Nu žodžiu, cheat mealas eina. Ką, tokį kokį brūdą, ne? Jau galima salotas įdė. Bet čia jau tai bus, žinai. Ar dešrą. O, davai dešrainį. Nu gal ir geriau būtų. Davai. Nu, bandom angliškai susišnekėti. Hello, we want 2 hot dogs. Kilbaska. 2 hot dogs. Kągi, mėly mūsų bičiuliai, vakarienė 2:30 nakties Varšuvai. Kaip matot, labai sveikas cheat mealas, kaip sakam, trečias. Čia yra gerimukas, kaip pažiūrėjom, nu ne visai cheatinis, nes norėjom cheatinio, bet nu tiesiog čia yra kaip šlapimas. Šitas spalva. Ir o čia jo, o šita tai cheatinė tokia, nu, cheminė spalva, bet čia nebevisiškai citrina. Na, dangiškai citrina. Nu, o kas svarbiausia, tai yra gražuoliai. Parodyk savo gražuolį. Nu ką, dorosim? Kad čia išvaisiu. Najlepszego, nie? Najlepszego. Geras? Aš atsiprašau, blemba aštrų. Prisakym, kad aštrus dėtum. Aštrotą. Negu, mes ištvečim šitą cheat mealą. Labas rytas. Kol Edgaras tvarko vakarykščio cheat mealo šiukšlės, mes vat eisim toj po pusryčio. Važiuodami į Berliną nusprendėm sustoti nakvot Varšuvoj, užčytinom Varšuvoj ir šiandien einame ketvirto cheat mealo. Ketvirto, tai? Taip. Dabar einam ketvirto cheat mealo ir šiandien cheatinsim, kur mes ir labiausiai norėjom, svajojom prieš išvažiuojant iš Lietuvos. Tai yra Burger King. Tai va. Tikiuosi bus skaniau nei lietuviškam Hesburgerį. Jie ten komplektų XL. Będzie kola, Fanta Kola. Я jeden komplekt double cheeseburger. Double cheeseburger. Tak, Kola, Fanta Sprite, kola zero. kola. To wszystko? A można herbatę? Restauracja bo. Okej. Užsisakėm pačytint. Aš užsisakiau. Aišku, jeigu čytint, tai čytint XXL burgerį. Edgaras užsisakė double cheeseburgerį, nes jis yra menkas čyteris, kadangi rimtas čyteris. Ir mano dabar veidas yra rytinis užtinės, aš turiu nugesinti jį dideliu burgeriu ir kolą. Nu, toj pažiūrėsiu, kaip atrodys. Draugai mėly. Ketvirtą dieną čytinimo. O, blemba, atsiprašau, ne ketvirtą dieną. Antrą dieną, bet ketvirtas cheat mealas.
Kaip sakiau, šiek tiek pavargau nuo čitmilo, bet kadangi mes jau nusprendėm, aš jums įkišau šūdelį. Ačiū. Ja. Kadangi mūsų misija yra tokia šią kelionę čitint, kad atsivalgyt visko, ne? Aišku, teisinam taip pat. Tai va, kolega mano užsisakė double cheeseburgerį tokią. Aš pagal savo išmeras visada renkuosi 2XXL. Galima apžvelgti, aš čia tokia. Štai puikus burgeris. Nu, puikios bulvytės irgi aš bešnekam pavalgyti. Aš neslėpsiu, esu ragavęs ne kartą šitą Burger Kingą Vokietijoje. Tur ir važiuojam. Tai važiuojam, kaip atrodo tas dvigubas. Tai matom bandelę, pakankamai daug salotų, svagūno, sūris. Nu ir kepsnio taip normaliai. Geriau nei Hesburgerį. Čia pakankamai storas jautienos gabalas. Tada sūris vėl. Tada vėl jautienos gabalas. Ir tada jau eina bandelė. Ir dėl ko kartais gerai čitint? Tam, kada vėlgi masės raumenų, tos pačios raumenys daug labai kalorijų sueikvoja. Ir jeigu iš vis nieko nevalgyti, tai tikrai sukūsi. Nu, aišku, būsi sausas, bet kūdas. Bet kadangi man reikia nenumest svorio, tai aš čitinu. Bet tai yra specialiai, šis čitmilus renkuosi su cukrum viską, renkuosi bulvytas, grynai paeksperimentuoti dar, kaip jausimės po visų šitų čit dėjų. Tai va, hebra, 4. čitmilas, nice. Kągi, skanaus hebra. Daug mėsos, verdu. Tiesiai iš Lenkijos jau už Varšavį kažkur tai, pakeliui į Vokietiją. Džiaugiamės vakarietiško pasaulio malonumai, burgeriai. Jūs pažiūrėkit, kiek mėsos. Koks didelis, aš jau pusę suvalgiau. Kiek mėsos, čia aš vietoj lasdelės rodomosios lasdelės su bulba. Stailusas. Tai va, matėt kiek? Beef motherfucker. Užčytinom lenkiško repo kompaktais. Ir dabar jau beveik Berlyne. Kol kas, kiek mes 4 čitmilus padarėme, ne? 4 čitmilai. O dabar... Jo, kažko vat yra iš čitmilo. Kabytės yra. Aišku, neapsiejau ir be bacaškių, jos visą laiką su manim užsimaišiau. Ir dėl to vat prigėriau bacaškių, privalgiau čitmilą ir dabar lenkiško kažkokią rap, pop kažkokią nusipirkom, bet brat. Vadinasi gabalas Club Gogo. Gogo. Blemba, bet... Wszyscy do góry ręce, jak na naszym koncercie. To jest Albani Gang. Dzień dobry. I chory producent, muzyczne pierdolnięcie. Ile kosztuje?
Ile? Ticket. Tak. Proszę pani. Na mojej mordzie czerwona kominiara. Płacz kurwo w funtach, złocie i dolarach. Wsadzam w mordę karabin, jakiś babie, to jest napad na bank. Zaraz będzie podstawił. Jak się podoba mój czerwony kolor. Jak droga. Zaraz biorą cię na ojom. Nagle wpada z kopytem to jest gang Albanii, krótka piłka, wódka, karabin, kokaina i siłka. Bok przypadkowo strzelił komuś w łeb. Bardzo przepraszamy, to była pomyłka. Zawsze jest chwila, żeby pozdrowić fanów. Nawet jak gang wali z siana baranów. Szybki napad na bank, Tel Awiw. Kończymy robotę i zamykamy drzwi. Ege, szege, druko, cioromata, chujo. Bank rozjebany, wszyscy Vėl čitmylas, 5 čitmylas, ne? Nusprendėm šiandien užčytinti, iš tikrųjų ryte tik tai čytant buvo 4 čitmylas pusryčiai, dabar yra jau apie 5. Tai va, tai žodžiu, pitoje jamam, aš pitoje, Edgaras paprasta, lavašį kebabą ir ką, ir 5 čitmylas, tipo po vakariai, ir dar eisim čytą. Ir kad pažiūrėsim, ką mes suvalgėm. Žodžiu, 5 čitmylas, kebabas. Bet kebabas kainavo daug, ne 10 eurų, kiek čia už abu, 10 eurų gavos. Tai lyginant su lietuvių kainu, tai brangu. Mėsos nėra visiškai, bet užtat jau šį kartą pasirinkom čytinimui Cola Zero. Nes tiesiog jau bloga buvo nuo cukraus, bent jau man. Norėjom į kitą apie kebabinę važiuot, kur buvom pakeliui. Kur pakeliui matėm, bet neberadom. Turbūt ne to keliu važiavom. Ne to keliu. Tai va, įsikūrėm viešbutį, pasiėmėm be pusryčių, nes mes čytinsim. Ten dar nedaug dievė duos normalų maistą. Normalų maistą. Nesąmonė. Galbūt dar šiandien nueisim pasportuosim, jeigu bus jėgų. Aš taip, kelionį kartais čytin gerai, ne? Pusryčius privalgiam Burger King'e, o visą dieną nieko nevalgiam, geriam energetiką kažkokį. Viskas, nevalgiam visą dieną, nes nesinorėjo. Aišku, tai labai blogai formai, bet geriau gaut kalorijų. Taip kad, hebra, čitmylas numeris 5, kebabas pito ir kebabas lavašė. Berlynas, Vokietija. Tai varom Berlyną. Kokius jam? Ką čytinam? Čytinam, nu kažką su vištiena, ne? Su vištiena ir su... Tu nori su vištiena? Nu čiūju. Tai gerai, tai tu su vištiena, o aš... O ką? Something, because we don't read. We can read. You want pizza? Yeah, pizza. Okay. One with chicken. Chicken, okay, we have many with chicken. So Haitian breast is chicken. We have chicken, spinach, garlic, chicken mushrooms, onions. Chicken mushrooms. Yeah. One chicken mushrooms. And With garlic or without garlic? with. With garlic, okay. And maybe, aš nežinau. Cut. Irgi gal su chicken. Also with chicken something. Chicken, But different. Chicken, paprika, onions. Nu ką. Tai va, ganas, tai yra šeštasis čitmylas. Per 2 dienas. Nu, galima sakyti.
iš principo, kaip pagalvoju, Ir naktis, pas mus. Nu, naktis, jo, naktis. Ai, tai mes vakar išvažiavom penktadienį pakankamai vakarė, tai mes suvalgėm vakarė čitmilą ir šiandien čytinam. Antrą kartą. Taip, ne, laba diena, antrą kartą. Mes vieną kartą... Ai, rytėgi Burger Mes King'e. Burger King'e valgėm, bet ką mes valgėm? Vėliau valgėm mes kebabą. Kebabą, jo, dabar pirka, bet, nu, tikrai menkai, aš galvojau, kai šitus video pradėjom daryti, aš galvojau, kad daugiau biškį čytinti, bet kažkaip tai nesinorėjo iš Bet mes tikrųjų. dargi guminukų. Nu, guminukų suvalgėm ten. Tai dabar yra 6 mylas, tikslas yra 10 šūdų suvalgyti. Bet, kaip pastebėjot, mes stengiamės vis kitose vietose valgyti, tai reiškia, čia Burger King'ai mus gundė jau visą dieną, žinai. Visur sekė. Jo, visur sekė Burger King'ai. Tai netgi limonadą, pavyzdžiui, dabar pasiemam kitokį, kažkokį tai, ten kolas yra labai įdomus, bet, nu, mes vis norim kažką paragauti naujo ir pasižiūrėti. Tai, kol laukiam kitus, grįžtam. O, reikėtų daug. Mano kūnas. Įdomesnis. Kartais eksperimentai nelabai pasisekė. Grūdas. Kartais bankutė atrodo skaniau, yra turinys. Jo. Blet, oi, atsiprašau, negalima keikti. Aš... čia hebra, čia su kofeinu. Eik, tu savo, čia man atrodo užtenka. 22. Bet tarp kitko mes šiandien buvom pasportuoti. Jeigu tęsim čitmilo kalbą, mes nuvarėm į FitX sporto klubą. FitX sporto klube, kaip mus nudžiugino darbuotoja, kad nemokamai. Pirmas kartas nemokamai, tai vat, čia ne tik narkotikus dalina pirmą kartą nemokamai, bet ir sporto klubuose pirmas kartas nemokamai. Ir gėrimai gana nemokamai. Ir gėrimai, va, kad bairis geriausias, tai kad ten gali piltis kiek nori, įvairių skonių tenais. Ten buvo citrina, ananasas, vynogės, Kažkoks lapas buvo. Kažkoks lapas, ten, žinau, rožių skonių. Gazuotas vanduo, negazuotas vanduo ir automatai tokie prikoliai. Tai va, tai šodžiu pasportavom normaliai. Viską jautėm, viską žiauriai fainai. Ir dabar čia yra 11 vakaro, tai lietuviškam laikė yra 12. Nu tai dabar įvarysim po picikę, va toj mus pakvies ir suvalgysim ir tada toj panagrinėsim picikę, nes gerimukai tai aš manau, kad mes dabar pasiimsim kokią nors skolos, ne? Ar spraitą. O šitą paliksim. Nu, ta prasme, pasimsim į mašiną, bet nu šiandien negersim. Galim, nes jeigu kofeino, tai mes jau... Tai mes įsirpsim šiandien privarėm, privorkauto. Taigi, laukiam picos. Gerai, bičiulinėjau. Gavome picas. Čia viena yra su vištiena ir grybais, kurie, vat, aš sakiau, kad norėčiau. O pas poną Edgarą yra Su peperonė, paprika. svogūnai ir juodosios alyvuogės. O dėl ko jūs pasirinkote tokią? Tas racionas iš tikrųjų labai skonis jo patinka. Supratau. Aš tai, nežinau, pasirinkiau kaip standartiškai, kaip visada. Nu ką, čitmilas numeris 6. Ir pradėsim ragauti, koks skonis tai yra šitų picikų. Kaip normaliai. Nu, nieko. Kas yra labai gerai, kad prie picos yra aliejiniai padažai, kaip ir, nu, turėtų būti. O dėl ko? Todėl, kad, italai naudoja picos aliejinius. Nu čia ir yra užžygį italianą.
Gal, pirmas kišnelis. Skanu. Skanu.